Už lango prastėja orai, norisi skanių šonkauliukų, toj parodysiu, kaip pasigaminti namie. Tai visų pirma reikia nuimti plėvę vidinį, tiesiog su servetėlė paimam už kraščiuko ir traukiam, tokiu būdu nusiema visa plėvė. Imam didelį puodą, dedam šonkaulius, pilam vandens, druskos pipirų, lauro lapo ir verdame 1 valandą. O tuo tarpu pasiruošiam gleizę. Dedam teriakį, sojos, saldžiarkščio padažą, tarkuojam česnaką, imbierą ir dedam barbecue prieskonių. Viską gerai išmaišėme ir gerai ištepame iš visų pusių šonkauliukus. Šauname į karštą orkaitę maždaug po 15 minučių iš abiejų pusių, kad skaniai apskrustų. Nu ką, ragaujam, kaip per sviestą. Net pjaut nereikia, galėčiau su šaukštu pabandysiu. Va, draugai, su šaukštu gali valgyti. Bomba. Labai skanu, karšta.